Hello, sveiki mano kanalo žiūrovai. Šiandien pakalbėsime apie 5 gramatinės klaidas, kurias labai dažnai daro lietuviai. Tai nutinka dėl to, kad mūsų lietuvių kalba yra kitokia nei anglų kalba ir kai kuriuos gramatinius dalykus, kai kuriuos sakinius, kai kurios kalbinės konstrukcijas mes tiesiog suprantame kitaip ir naudojame kitaip. Todėl tam tikros klaidos mums kalbant angliškai pasitaiko labiau negu kitų šalių kalbėtojams. Taigi į tas klaidas mes šį kartą ir pažiūrėsime. O prieš keliaujant pradžioj noriu parekomenduoti, pasiūlyti, pasekti mano kanalą, jeigu dar nesate to padarę, paspausti mygtuką subscribe arba sekti ir taip pat, jeigu video buvo jums naudingas ir įdomus, paspausti patinka mygtuką, nykštį viršų, like, kaip ten pas jūs jis ir parašytas. Taigi, keliaukime prie pirmo dalyko. Ir iš tiesų šitas video labiau bus toksai supažindinantis jūs su tomis 5 klaidomis, tais 5 dalykais, bet video aprašyme pačioje jūs rasite nuorodas, aš įkelsiu specialiai nuorodas praktiškai visom tom klaidom, apie ką mes šnekėsim, yra padaryti atskiri video šiek tiek anksčiau, kurie jums padės tų klaidų daryti mažiau arba jums plačiau papasakos ir plačiau supažindins, kaipgi reikėtų iš tikrųjų sakyti vieną ar kitą dalyką. Gerai? Taigi, susipažįstam čia ir tada keliaujame į nuorodas aprašymuose. Taigi, pirma dažniausia klaida tai yra žodžių tvarka sakiniuose. Lietuvių kalboj mes sakiniuose žodžius galime kaitalioti, kaip tik tai mes norime, ar ne? Mūsų kalba yra gana laisva, mūsų sakiniai yra gana laisvi ir aš visiškai vienodai galiu pasakyti, kad nusipirkau aš namą nusipirkau aš nusipirkau namą, ar ne, visiškai jokio skirtumo, sakinys iš esmės perduoda tą pačią informaciją. Anglų kalboje yra kitaip. Jeigu aš pradėsiu nuo namo, tai gausis, kad namas nusipirko mane, ar ne? Jeigu aš pradėsiu nuo nusipirkau, tai bus sakinys visiškai netaisyklingas. Taip yra todėl, kad lietuvių kalboje mes turime galūnės. Galūnės pridedamos prie žodžių parodo tų žodžių santykį vieną su kitais, ar ne? Jeigu aš sakysiu namą ką, tai aš žinosiu, kad tai yra tas nupirktas daiktas. Jeigu aš sakysiu namas kas, tai bus tas, kas yra veikėjas, ar ne? Anglų kalboje yra kitaip. Anglų kalboje galūnių, yra kelios galūnės, nedaugis kitos galūnė, pavyzdžiui, bet iš esmės nėra linksniavimo, nėra tokių galūnių, kokias mes turime. Jie supranta santykį su žodžiais per tai, kur tas žodis yra sakinyje. Ir todėl žodžių tvarka yra labai labai griežta. Visų pirma, kas, tada ką darė, tada su kuo, tada visos aplinkybės ir taip toliau. Todėl labai svarbu yra, kalbant taisyklingai angliškai, įsikirsti į tą žodžių tvarką, ne? Visą laiką galvoti, net jeigu, pavyzdžiui, jūs, tarkim, naudojat kažkur anglų kalbos vertėją, ne? Jeigu jūs bandote galvoje, ar ne, pažodžiui, tarkim, kažką tai išsiversti, tai visų pirma, pirmas žingsnis yra susidėlioti lietuviškai tą sakinį pagal anglišką struktūrą. Tada gali būti, kad pavyksta, ne? Tada iš tikrųjų tai suveikia, ne? Tai visų pirma, kas, ką daro ir taip toliau, tada eina papildinys. Žinoma, būna visokių išimčių, mes galim, tarkim, laiko aplinkybę perkelti į priekį, mes galime kažką tai sukeisti, būna įvairių inversijų, būna skirtingų, tarkim, sakinių struktūrų, jeigu mes kalbėtumėm apie, tarkim, konstrukciją there is, there are, bet iš esmės, ar ne, tas pats pagrindinis sakinys, jis yra labai labai standartinis ir tikslus. Taigi, jeigu norite daugiau pasidomėti apie žodžių tvarką sakiniuose, ieškokite nuorodos video aprašyme. O mes keliaujame prie antros dažnai pasitaikančios klaidos, tai yra sakinio pradėjimas veiksmažodžiu, ar ne? Lietuviškai, vėlgi, tai yra šiek tiek susijęs su tuo, ką mes lietuviai dažnai sakom, ar ne? Reikia nueiti kažką tai padaryti, noriu gauti tą ir aną, ar ne? Koks nors ten svarbu, gerai, svarbu ne veiksmažodis, bet vėlgi, ar ne, svarbu kažką padaryti. Lietuviškai tai atrodo labai normalūs sakiniai. Angliškai tokie sakiniai yra netaisyklingi.
Visų pirma, anglų kalboje negalime praleisti veiksnio arba tarinio. Lietuvių kalboje viskas ok. Reikia kažką tai padaryti. Taškas. Ar ne? Nėra veikėjo, nu nėra ir nieko tokio, ir mums visai normalus sakinys. Anglų kalboje taip negalima. Tada reikia pridėti veikėją it, ar ne, ir tada reikėtų keisti į sakinį yra reikalinga, it is needed, ar ne, jeigu noriu kažko tai, ir vėlgi, ar ne, mes, kadangi turim asmenavimą, kai aš sakau noriu, aš tuo veiksmažodžiu parodau, kad aš noriu, ar ne, jeigu aš sakau nori kažkas kažko, ar ne, tai reiškia jis, ji, ar ne, nori pagal galūnę, arba jie nori. Angliškai tai nesuveikia, mes turime pridėti veikėją. I want something, he wants something ir taip toliau. Taigi, negalima sakinio pradėti, vėlgi, gali būti išimtis, gali būti liepiamoji nuosaka, taip, bet aš šiuo atveju kalbu apie paprastus sakinius, kur lietuvių kalboje mes galim tai padaryti ar ne, ir tada automatiškai tiesiog paimam ir išverčiam taip, kaip tai atrodo mūsų galvoje. Ir tada tikriausiai vėl reikėtų nusiųsti į prieš tai buvusią skaidrę gabalėlį, ar ne, kad anglų kalboje žodžių tvarka sakiniuose yra labai labai svarbi ir mes realiai negalim pradėti veiksmažodžių, mes galime sakyti, tarkim, mes turim pridėti veikėją. Veikėjas gali būti išreikštas įvairiais dalykais, ar ne, tai gali būti daiktavardis, tai gali būti skaitvardis, tai gali būti įvardis, tai gali būti gerundijus, ar ne, daug yra įvairiausių variacijų, bet tai neturėtų būti įprastai, tai neturėtų būti veiksmažodis. Kitas dalykas, klausimai, kurie lietuvių kalboje prasideda prielinksniu. Iš kur tu esi, su kuo tu buvai, ar ne, pas ką tu gyveni ir panašiai. Tokiuose klausimuose mes prielinksnius naudojame priekį, ar ne, tas toks įprastas klausimas, iš kur tu esi. Ir mes jau mokame paklausti where are you from, bet ar kada nors susimastėte, kad būtent tas from, kuris yra anglų kalboje gale sakinio, lietuvių kalboje yra sakinio priekyje. Iš kur tu esi? Kadangi mes tą where are you from išmokstame gana anksti mokantis, tai mes tiesiog nesusimastom ir jį ten, pasidedam tą sakinį. Ir ne, mes žinom, kaip paklausti, iš kur kažkas yra. Bet realiai po to gyvenime, kai mes sutinkam kažkokius kitus klausimus, ir jeigu jie būna lietuviškai, ar ne, ten, tarkim, su kuo tu kažkur buvai, arba su kuo tu kalbi, arba, tarkim, iš kur tu ten kažką tai pasiėmei, tai mes net nesusimastom, kad tai yra tarsi tas pats modelis, ar ne, kad reikia prielinksnį nukelti į galą ir mes kartais norim paklausti, ar ne, from where, iš kur, ar ne, arba with who, su kuo, bet tai vėlgi tai yra klaida, tokiu atveju mes iš tikrųjų klausimus pradedam klausiamaisiais žodžiais, arba jeigu nėra klausiamojo žodžio, mes tada naudojam pagalbinį veiksmažodį, ne, o tai, kas yra lietuvių kalboje tokiuose sakiniuose priekyje, tas mažas žodelis nustumiamas yra į galą. Tai mes gauname sakinius where are you from, who are you meeting with, ne, su kuo tu susitinki, ir reikia atkreipti dėmesį, kad jie yra nustumiami ten. Ne? Ir kalbant apie išvis klausimų sudarymą, tai vėlgi video nuorodą rasite aprašyme. Ne? Čia toksai su šakomis video, ne, kad vieną pažiūrėsite ir tada dar keletą lauks jūsų. Dar vienas dalykas, tai yra ar klausimai. Klausimai, kurie prasideda žodeliu ar. Ar tu laimingas, ar tu šiandien gerai miegojai, ar tu mėgsti ledus, ar tu rytoj važiuosi kartu su manim. Ir daug yra klausimų, ar ne, su žodžiu ar. Iš esmės, tai jeigu žodis, tai yra, jeigu klausimas nepradedamas klausiamuoju žodžiu, tai iš esmės tai yra ar klausimas, ne? Lietuviškai ir labai dažnai, čia toks vienas iš dalykų, kaip žinoti, kad žmogus, tarkim, naudojasi vertėjų dažnu atveju, ne? Nes žmogus įveda klausimą ar, ir vertėjas jam duoda reikšmę, arba tiesiog kažkur žodyne, tarkim, suranda žodį ar. Bet anglų kalboje žodis ar, kaip ir lietuvių kalboje, ar net turi keletą reikšmių. Ir jeigu mes ieškom vien tik žodžio ar, nesuvedam viso klausimo, ar ne, tai žodis ar yra o,
O and A, ar ne? Or. Ar, ar ne, naudojamas tada, kai mes turim du variantus ir renkamės iš jų, ar ne? Pavyzdžiui, do you like apples or plums? Ar tau patinka obuoliai ar slyvos, ne? Tas ar tas. Ir yra klaida tą žodį o dėti į priekį. Jeigu kažkas pradeda klausimą žodžiu or, ar ne, tarkim, or you, ten kažką, tai yra neteisingai. Tai yra visiškai iš lietuvių kalbos pažodžiui, po vieną žodį išverstas klausimas, nes niekada klausimas neprasidės žodžiu or, ar ne? Tokie klausimai, kurie lietuvių kalboje prasideda žodeliu ar, anglų kalboje yra sudaromi pradedant pagalbiniu žodžiu. Pagalbinis žodis, aš dabar negaliu pasakyti kuris, nes priklauso nuo jūsų klausimo. Jeigu tai bus, tarkim, esamojo laiko, ar ne, present simple klausimas, tai tikriausiai bus do arba does. Jeigu tai bus past simple klausimas, tai tikriausiai bus did. Jeigu tai bus future simple, tai tikriausiai klausimas prasidės will. Ar ne, perfect laikuose tai bus have, has, had. Su modaliniais tai bus vėlgi gali būti can ir should ir could ir visi kiti dalykai. Bet esmė yra tokia, ar ne, jeigu jūs paskui žiūrėsite video, kaip sudaryti klausimus, tai jeigu mes turim klausimą į žodį, ar ne, ir mes tada klausimą pradedam klausamoju žodžiu, kur, kaip, kodėl, tai mes tada ir turėsim klausimą į žodį. Where, when, why, who ir taip toliau. Bet jeigu mes neturim klausimą į žodžių ir lietuviškai pradedam klausimą žodeliu ar, tai angliškai jis prasideda pagalbiniu žodžiu. Do you like ice cream? Ar tau patinka ledai? Mes pradėjom klausimą do. Did you sleep well last night? Ar gerai miegojai vakar naktį? Ne? Klausim naudodami past simple. Tai pradedam klausimą žodeliu did, pagalbiniu žodeliu did. Will you go with me? Ar tu vyksi su manim, ar ne? Klausim apie ateitį, pradedam klausimą žodeliu will. Taigi lietuviškai vienas ar, bet angliškai mes turim parinkti tą pagalbinį žodį, kokį gramatinį laiką mes naudojam. Ar ne? Tai jokių or visą laiką pradedam nuo pagalbinio žodžio, jeigu lietuviškai klausime ar. Ok, ir galiausiai toks didelis dalykas, vėlgi nuoroda bus apačioje, bet nuoroda bus į ne vieną konkretų video, kalbant apie sąlygos sakinius, bet į visą tokį nedidelį playlistą. Grojaraštį lietuviškai, kadangi sąlygos sakiniai, jų yra daug ir ten yra gana daug taisyklių ir daug dalykų, kuriuos reikia žinoti. Dabar, kas per problema su sąlygos sakiniais? Tai jeigu labai trumpai, nes jūs vėlgi pažiūrėsit viską atskirai tuose video, jeigu norėsite pasigilinti, tai sąlygos sakiniai yra tokie sakiniai, kurie pasako, kas būtų, jeigu būtų, ar ne? Tarkim, jeigu, ryt lis, tai liksim namie. Jei išloščiau milijoną, tai nusipirkčiau, nežinau, vilą prie jūros. Jei būčiau ryte anksčiau atsibudus, tai gal būčiau nuėjusi turgų. Ar ne? Daug įvairiausių dalykų ir tie sąlygos sakiniai būna kelių tipų, ar ne? Ir jie būna skirtingi. Bet dabar kame problema? Štai čia jūs matote ekrane pavyzdį, kame ta problema atsiranda. Esmė yra tokia, kad mes lietuviškai, kai sakome tokio tipo sakinius, pavyzdžiui, jei ryt lis, liksime namie. Tai ką mes naudojame? Jeigu mes kalbame apie ryt, ne, jeigu ryt lis, tai mes naudojam būsimąjį laiką, ne, lis. Anglų kalboje jie sąlygos sakiniuose naudoja tam tikras, pavadinkim tai, gramatinės formulės, kurių nereikia versti tiesiogiai. Nes jei ryt lis, įprastai mes norėtumėm išversti būsimuoju laiku, ar ne? If it will rain. Ne? Tai yra įprasta klaida ir aš iš tiesų, kaip, tarkim, dirbu anglų kursuose kažkokiuose ir ten pradedu aiškinti, arba asmeniškai kažkam, jeigu pradedu aiškinti apie sąlygos sakinius, tai pirmas punktas, ką aš paprašau padaryti, ar ne, užrašau lietuviškai tą sakinį, jei ryt lis, tai liksime namie, ir paprašau jų kiekvieno pabandyti pasirašyti angliškai, ar ne, ir labai natūralu, visiškai natūralu yra tą žodį lis išversti will rain. Na, mes mokame, ar ne, būsimai laiką, mes taip pasakytumėm lis rytoj. Bet sąlygos sakiniai
turėtų būti neverčiami tiesiogiai. Net nereikia labai aiškintis, kaip ten lietuviškai, kokį mes laiką naudojam. Reikia tiesiog įsiminti tam tikras formulės. Tarkim, ar ne, šiuo atveju tai yra pirmo tipo sąlygos sakinys, po if mes naudojame present simple. Viskas. Ir lietuviškai mums tai atrodo kaip nelogiška, nes sakome ne jei ryt lis, bet sakome jei ryt lyja. Ar ne? Jei ryt lyja, if it rains tomorrow, we will stay home. Nes antra sakinio dalis tai viskas ok, jinai ir būna su will. Tai šitoj vietoj, mums kaip lietuviam, mums atrodo visiška nesąmonė, bet šitoj vietoj tiesiog nereikia ieškoti logikos tuo atžvilgiu, kad ir nelyginant su lietuvių kalba, nereikia bandyti kažką išversti, nereikia bandyti surasti panašumo ar ne su viena sakinio pusė ir kita sakinio pusė, reikia tiesiog pasitikėti mokytojo ar ne duota kažkokia tai formulė, kad po if, present simple, tada future, jeigu antro tipo sakinys po if, past simple ir taip toliau ir neversti taip, kaip mums atrodo, kad reikia versti naudojant lietuvių kalbą, ne, lyginant su lietuvių kalba. Taigi, toj vietoj atsiranda tam tikros problemos, nes neišeina išversti. Taigi, tiek apie tas 5 dažniausiai pasitaikančias klaidas. Kaip ir minėjau, dar kartą paminėsiu, kad jeigu norite jas visas pasigilinti, tai apačioje rasite nuorodas į video, tiek apie žodžių tvarką, tiek apie klausimų sudarimą, tiek apie sąlygos sakinius. Ne? Tai viską galėsite pasižiūrėti, panagrinėti, pasigilinti labiau. O dabar, kaip visą laiką, dėkoju Jums, ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu norit padėkoti man, spauskite mygtuką patinka ir susimatysime kitose video. Smagios vasaros. Bye bye.